pat būna iššūkių, tai nėra tai tik tai labai lengvas darbas, ar ne? Jeigu stipriai dirbi, tai susiduri ir su iššūkiais. Būna pikti žmonės, kaip su jais bendrauti, yra metodikos, ar ne? Pavyzdžiui, yra toks, pasakysiu kaip pavyzdį, tu klijuoji, eini ten, tarkim, vienoj laiptiniai užklijavai, kitoj laiptiniai, čia daugiabučiuose, arba skelbimų lentose užklijavai. Ir jau matai, kad kažkokia bobulka ateina ir jau tuoj tave apžers, ką tu čia darai, ko čia reikia, eik iš čia dar taip toliau. Ir tu taip įsivaizduoji, kad jau taip tuoj sakys, ne? Tai kol dar nepasakė nei vieno žodžio, reikia iš karto sakyti, labą dieną, labai reikia, pagelbėkit. Kas parduoda čia sodybą aplinkui, va čia va reikia, labai ieškom, tikrai būsim dėkingi. Ir viskas, ir pamatysit, kas nutinka. Jokio nebūna visiškai jokio pasipriešinimo, tiesiog žmogus pradeda tau padėti ir tau sako, va, tai gal ten, arba nežinau, čia taip ir taip. Bet jeigu vis tiek tau pradeda aiškinti, ką tu čia dėlioji, čia mums nereikia, čia dar kažką, tai toksai žmogus yra jau nepataisomas, su jais stengiatės nesivelti labai konfliktus, tiesiog dirbu savo darbą, viso gero ir tiek. Tai va. Ir jeigu jau toks žmogus atsirado, kuris ten paburbėjo, tai stenkitės daugiau skelbimų, kai dėliojat kitose vietose, po kurio laiko grįžkit ir patikrinkit, ar tas žmogus nenuplėšė. Jeigu jis nuplėšė, reikia vėl užklijuoti. Arba pritvirtinti stipriau tada. Arba aukščiau kažkur, kad jis negalėtų pasiekti. Tai yra tokie niuansai, ne? Bet čia jau darbo specifika, čia jau, kaip sakant, galit varyti ir nesukti galvos tenais. Klijuojat, dėliojat, savo antrą veiklą gali dėlioti, arba pirmutinę veiklą, šita gali būti jūsų antra veikla. Esmė tokia, kad būtų atliktas rezultatas. Mes mokame už rezultatą, ne už valandas, o atliktas rezultatas yra įrodymai, valio. Taip, kitas žmogus gali sakyti, aš nenoriu daryti nuotraukų, nes tai gaištasi mano laikas, tai man nepatogu traukti telefoną kiekvieną kartą fotkinti. Sakysim tada gerai. Tada mes tau nemokam pinigų iš anksto. Tik tai tada, kai paskambins iš šito regiono žmonės, kur tu dirbai, kada brokeris susitars, parduos objektą ir tu gausi 5 procentus nuo mūsų komisinių iš šitos teritorijos. Tada tu gali nedaryti nuotraukų, tada tu mums tik tai parodai, kuriuose teritorijose tu apdėliojai, va žemėlapis, tarkim, žemėlapis, va yra Lietuva didelė, tai va ar šitoj daly, ar šitoj, tu čia va dėliojai, daugmaž rajonus, netgi su tušiniu gali apibrėžti ant lapo ar panašiai, kur tu ten buvai, kur tikrai, kurie kaimai ar miesteliai yra reklamomis apdėlioti. Tai vienu žodžiu toksai yra darbas reklamų dėliotojų. Jeigu reikia, suteikiami visi įrankiai. Taip pat pageidautina, kad turėtų automobilį ir vairuotojo teisės. Jeigu neturi automobilio, bet turi vairuotojo teisės, tai irgi gerai, todėl kad mes turime mašiną. Yra mašina, kuri laukia vairuotojo, kad jisai galėtų. Mes ją duosim, tiesiog važinės ir taip toliau. Tai va, tai 50 eurų. 50 eurų būtent už 200 priklijuotų skelbimų. Ir tai nesvarbu, ar tai skelbimai 200 gali būti mieste, skelbimų lentose, tarkim, po visą Alytų ten ar panašiai, yra skelbimų lentos tam tikrose vietose, kur galima klijuoti skelbimus, ar ne? Ar tai būtų kaimai, pavyzdžiui, yra kaimai, važiuoji vieną kaimą, vienam kaime 5 priklijavai, arba 2, arba 3, ar ne, prie parduotuvės. Geriausias dar variantas į parduotuvę nueiti ir paprašyti, kad leistų priklijuoti iš vidaus prie stiklo su lipnia juostele. Tada gautųsi visi, kas eina į parduotuvę, jie mato tą skelbimą, ne? Tai yra labai gerai. Tai tiesiog
Aišku, mes taip pat numatyti yra bonusai, kad jeigu jūs imate, pavyzdžiui, 200 išklijavote ir gaunat 50 eurų ir taip jūs dirbat. Bet bonusai už gautus kontaktus. Vat, pavyzdžiui, jūs gavote kontaktą žmogaus, kuris parduoda namą ir padavėt mums. Tai gaunasi tada jūs pretenduojat į bonusą, pildomą tokį užmokestį. Ne? Tai gali būti nuo 50 eurų, nuo 50, 100, gali būti 150, kažkas tai tokio. Priklauso nuo objekto, nuo jo kainos, nuo komisinių dydžio, kiek bus sutarta ir visa kita. Tai yra tikrai pakankamai gera motyvacija pasiprašyti kaimo parduotuviai, kad leistų už lango tenais ar už durų stiklo ten, kad ne iš išorės būtų, nes iš išorės gali pateit nuplėšti konkurentas, o jeigu viduje bus priklijuota, dar paprašyta, dar susitarta, kad iš vis galima pažadėti kokią saldainių dėžutę nupirksiu, ar atsidėkosiu, ar dar kažką, ir būna žmonės leidžia. Ir turit atsidėkoti, jeigu jau gavote bonusą. Arba mes atsidėkoti galime, tik praneškite, kam atsidėkoti. Taip pat toks truputį apie tą specifiką lapelių klijuotojo, dėliotojo, ne? Tai dabar yra, kokie tipai yra tų skelbimų, ne? Yra lapukai, va, tokie mažiukai lapukai, ne? Juos reikia mesti į pašto dėžutę. O kiti yra lapai tokie dideli, kuriuos reikia klijuoti prie skelbimų lentų. Tai mes turime ir tuos, galite vienus, galite kitus, po to išsiaiškinsite, kurie labiausiai jums patinka, kuriuos daryti, ar ne, labiausiai norit, ir tiesiog galima tai daryti. Užmokestis už lapelių mėtymą į pašto dėžutes yra šiek tiek kitoks. Mes iki šiol mokėdom kitiems tai už laiptinę 10 centų. Jeigu lapeliai 2 rūšių, tada mokam 15 centų už laiptinę. Nes nuėjimas tas pats, tik tai tiesiog iš vienos kišenės pamėtai ir iš kitos kišenės pamėtai lapukus. Tai tiesiog tie lapukai maži. Tai čia yra 2 skirtingi dalykai. Vienas yra plakatų klijavimas lapų šitų, kitas yra tų lapukų mėtymas į pašto dėžutės. Tai gali būti daroma miestuose, išskyrus didžiosius miestus, todėl kad didžiosiuose miestuose tai neveikia ir ten jokios naudos. Bet čia tik tai jumis supažindinu, o detaliau viskas bus paaiškinta, kur reikia, kur yra poreikis, kur reikia gal nuvažiuoti, kur gal jūs savo teritorijoje galite, gal jūs, pavyzdžiui, neturite mašinos ir neturite teisių, jūs taip pat galite dirbti, jeigu jūs gyvenate toje teritorijoje, kur netoliese yra kažkuris iš mūsų agentų dirba, ne? Ir jūs galite tam agentui paduoti kontaktų. Kaip paduoti kontaktų? Lapus dėliodami. Jau žmonės pagal tą lapą paskambins, agentai susitars ir jau žinos, kad čia jūs mėtėte, būtent jūsų kontaktas buvo, nes jūs dirbate. Tai va, jeigu dirbs vienoje teritorijoje keli žmonės, mes tiesiog padarysime skirtingus numerius ant tų lapų ir mes žinosime, kur kieno bus skambintojai. Ne? Tai kaip ir apkalbėjau pagrindę, dabar dar tie tipai, ne? Kas būna dar, kokie ten, kas įeina į tos skelbimus. Ne? Tai lentelės, lapeliai, lentelės ir lapeliai, tai aš jums pasakiau, lentelės gali būti, jeigu nėra skelbimų lentos kaime, įkalamas kuolas, prisukama lentelė ir ten užklijuojamas su specialiais klijais, tokiais yra užklijuojamas lapas, ne? Kad žmonės matytų, kad va, kažkas ieško pirkti sodybos ar ieško pirkti ten kokiu tais namo ar panašiai. Tada yra lapeliai į pašto dėžutes, maži lapeliai, ne? Tada yra lapai ant apleistų namų. Jeigu matote apleistą namą, išdaužyti langai, ten jisai jau stogas prakiuręs, tenai apleista teritorija, neprižiūrima, niekas nepjauna žolės, tai tiesiog pasiimat tą šautuvą, kur prišaudo, ne? Ir lapus, kuriuos šiaip įprastai į skelbimų lentas dėliojate, tai jūs kiek įmanoma aukščiau prišaudote ant apleisto namo, iš vieno galo, iš kito, kad žmonės važiuodami gatve, jie matytų, kad ant to namo yra užrašas. Ir tada jie taip pat skambins galbūt ne dėl to namo, gal dėl kito, bet jie paskambins. Ir tie apleisti namai mums pasitarnauja kaip skelbimų lentos.
Jeigu jau kažkas tenais pyks, nu tai mes su tuo ir su juo susitaikysim. Mes turim taktiką, kaip su jais kalbėti, susitarsim gražiuoju ir jums nereikia pergyventi ten, jokios atsakomybės jums už tai nebus, visa atsakomybė krenta mums, ar ne? Todėl jūs turite klijuoti teisingai, jūs negalite klijuoti ant kelio ženklų, pavyzdžiui, ant naujų stotelių. Jeigu stotelėje jau ten pritapetuota, tų reklamų pilna, nu tada galit klijuoti, bet jeigu yra nauja stotelė, tik tai šviežia, stiklas, ten taip toliau, negalima klijuoti jokių būdų, nes tai bus problemos, ar ne? Negalima klijuoti ant durų, ant žmonių, kur žmonės gyvena, pavyzdžiui, ten susitvarkė, nusidažė neseniai ir panašiai. Klijuokite ten, kur visi klijuoja. Ten, kur nuklijuota daug ir taip toliau. Tai yra tam tikri dalykai. Lentelių, pavyzdžiui, negalima įkalinėti lentelių šalia kelio. Negalima. Kelių direkcija aiškiai pasakė, negalima. Ten, kur baigėsi kelio teritorija, o kaip būna kelias, griovys eina, ir toliau prasideda jau žmonių kažkokių tai teritorijos, ar ne? Tai jūs stenkitės, suraskite apleistus. Ten, kur yra apleisti, apaugus žolė, aukšta, tenais netvarkyta aplinka, niekas, va į tokius galit kalti ir nesukti galvos, bet ne prie pat kelio ir ne prie kelio ženklų. Todėl, kad už tai yra atsakomybė. Ir jeigu jūs vis dėlto tai darysite, suklysite, mes aišku, stengsimės, jeigu bus problemos su policija, mes stengsimės susitarti gražiuoju. Ir žmonių kalbinimas. Kaime einate, prasilenkėte su keliais žmonėm, labą dieną, gal kas kokį namą parduoda, gal trobą kokią seną, gal dar kažką čia nais, va taip ir taip, čia ieškom, taip toliau, telefono numerį gauti svarbu. O tą telefono numerį toliau perduodat įmoniai, įmonė susitarė kažką. Jeigu pasirašoma yra sutartis, įvyksta sandoris, jūs gaunate dar papildomai bonusą už tai, kad gavote tą kontaktą. O tie bonusai nuo 50 eurų eina už vienetą. Tai priklauso nuo to, kiek įmonė padarys naudos iš to. Tai va toks yra planas. Tas darbas nėra visiškai lengvas, jums gali būti šiek tiek lengvesnis, jeigu jūs darote kažkokį gretutinį darbą, pavyzdžiui, kaip ieškote mašinų pirkti, arba kažkokias kitus skelbimus dėliojate, pavyzdžiui, ten kažkokios paslaugos ar prekės, ar kažkas tenai reklamuojama tose skelbimuose, plakatuose yra. Tai jūs galite tuo pačiu ir gauti naudos iš tos veiklos ir iš šitos veiklos taip pat. Tai va, tas lapelių mėtytojo toksai būtų darbas. Tai va. O ten konkrečiai, dar nepaminėjau apie resursus. Mes turime savo spaustuvę, aprūpinsime lapeliais. Mes galime tenais aprūpinti visokiais prišaudimo, priklijavimo įrankiais, ar ne. Netgi galime ir mašiną parūpinti, jeigu yra toks poreikis ir žmogus tikrai gali tą darbą daryti. Ir jeigu jisai vairuoti moka ir turi teisės, aišku, turi turėti vairuotojo pažymėjimą, nes kitaip neleisime mes jam vairuoti, neduosime mašinos, ar ne. Tai yra va toks dalykas ir jeigu jūs galite tai daryti, skambinkite, sakykite, mes būtinai jūs įdarbinsim, atsiųsim, galim, pavyzdžiui, pavyzdys, ar ne, ten Petras iš Balbieriškio nori platinti, bet neturi mašinos, nieko. Gerai, sakau Petrai, mes tau atsiųsim į paštomatą tam tikrą kiekį skelbimų ir tu savo teritorijai priklijuok, nufotkink ir tada mes tau sumokėsim. Arba tiesiog klijuok, fotkink, gaudyk, įkalbink žmonės, mes tau sumokėsim tada, kai susitarsim parduoti turtą kažkurį. Ar ne? Tai yra va tokie pavyzdžiai. Arba tenais sako, aš esu iš Marijampolės,
man reikia to darbo, noriu, gerai, arba nuvežam, arba atsiunčiam paštomatu, taip pat atsiunčiam žemėlapius vieno rajono, antro, trečio, ketvirto rajono, kad galima būtų žymėtis, kuriuose namuose jūs buvote. Taip pat į telefoną įsidėgėte programėlę, kuri fiksuoja, kur jūs vaikštote. Ir tokiu būdu galima sekti, kur jūs buvote ir kiek jūs padarėte darbo, kad 2 kartus į tą pačią vietą neateiti, netyčia ar kažką. Tai vat yra tokie darbo metodai. Tai mes galime atsiųsti arba paštomatais, arba atvežti ir tiesiog galite padaryti tą darbą ir už tą padarytą darbą gauti pinigus. Tai va tokia pozicija yra lapelių mėtytojo, reklamų klijuotojo. Ir yra poreikis, ar ne? Ir aišku, yra galimybė ateityje, užsirekomendavus, gerai dirbant, ar ne, kad mes priimsime jūs į nekilnojamo turto brokerius ir po truputį galėsite išmokti daugiau nekilnojamo turto visokių tais privalumų, kaip galima iš to užsidirbti ar padėti kitam uždirbti pinigus ir gauti už tai procentą. Arba reklamuotojo pozicija pas mus taip pat yra, yra tų pozicijų, ar ne? Tai va tiek būtų apie lapelių klijuotojo, lapelių mėtytojo poziciją. Lapelių.